Labą vakarą žiūrovai ir ne tik. Vėl esu Bitynė ir šiandien planas toks. Tai iš karto daug nelaukęs ir pasakoju, jau atėjo laikas šitam. Noriu perkelti iš šito dedaninio į daugiaaukštį, skaito šitą šeimą. Ir daug nelaukęs biškutį. Taip, šiandien staigiai. Biškutį nespėjau visko, bet pasigaminau čia jau naują konstrukciją. Žodžiu, sustatau. Taip, dabar reikia tik nutaikyti, kad aš čia geriau stovi. Va dabar. Nes čia kažkur vieną biškutį suklydimą. Be frezuodamas biškutį. Žodžiu, sukeliausi šito viso gargaro į šitą aviliuką. Ir seniai laikas iš to dedaniuko keliauti. Čia bus man paprasčiau biškutį ir apžiūrinėti, nes čia nelabai taip matytis ar skraido. Plus turiu šiandien atsivežęs ir motinėlę. Paskiau parodysiu iš arčiau. Čia atėjo sintinukas, karrika, nežinau kokią liniją, tą lyją. Bet gali būti dar tas įdomu, kad ne tik perkelimas. Čia buvau užvakar atsidaręs ir biškutį mane sukėlė įtarimą, ar tai nebus čia traninė šeima pavirtusi. Tai gali būti šitas video, tai ir visas šitas procesas, skaitos kaip čia gelbėti traninę šeimą ir kad jį pavirstų į normalesnę. Faktiškai aš jau galiu čia motinėlę ir palikti šitame avilyje, nes panašiai taip ir viskas klosis. Bet po kol kas, pirmą einu apsirengti, užsikurti dūlinę ir pulsiu šičia atidarinėti šitą avilį, žiūrėsiu kokia čia situacija. Aišku, daug nenoris čia užjudyti kitų. Taigi, ir labai dabar greitai einu žiūrėti, kas čia darosi, jeigu iš karto šitam avilyje, biškutį panašu, keli lašai nulyja. Jeigu pamatau, kad čia traninė šeima, iš karto nesiatskinu. Jos daro, nu gerai, šitas korys. Tai vieną prignybiau. Daugiau jos doro nieko ir nenuveikė. Taip. Žodžiu. Aš dabar negaliu parodyti, bet esmė yra. Aš tik ištrauksiu ir parodysiu. Vat vieni tranai. Tranai faktiškai yra traninė šeima. Ir ką aš dabar padarysiu. Vis tik yra tokia situacija. Dar tikrai pasitikslisiu, ar tikrai taip. Tranai. Metas iš tiesų. Jos dar traninių lopšelių prisisuvę, tai panašu, kad jos turi kažkur savo traninių motinėlių ir dabar vis tik bus negailestingas. Mano sprendimas negailestingas. Tai yra, biškutį galėtų saulykę pašviesti. Žodžiu, šitos visos dabar, visus šitos korius persidedu kiek įmanoma į šitą, ir sakykim grubiai, ištuštinu visą šitą avilį, kad neliktų nieko čia. Nu, paprasčiausiai, kur kažkas darė gerą, tai tokį
švarų rėmelį. Svarbiausia, kad kažkur atsitiktinai nepapultų. Lemba, čia galėjau ir stogelį iš karto. Čia spartų. Tikėkimės. Taip. Čia, kad nepapultų, dabar yra toks dalykas. Čia irgi tuščias, faktiškai. Nu, galėtų ir įsiūti šitą rėmelį, bet žinoma, aš galiu ir klaidą padaryti, jeigu kažkur vis tik papuls, bet neieškau, tikrai traninė šeima ir jom gaila, biškutai lieka belne, šiek tiek lieka avilyje bičių. Man tai nėra labai paranku, bet, nu, žodžiu, kiek įmanoma. Nežinau, čia viskas spėjai, matot, va tiek čia yra, čia šitiek ir iš karto dabar bus su jom toks dalykas. Jis, žodžiu, šiuo metu dabar tas avilys nereikalingas ir uždarau ir nežinau, jisai kaip sveriantis daiktas. Bandau aš jį iš visų jėgų, kiek galima nusitempti kažkur. Ne vienam stok. Dabar pats įdomiausias dalykas. Iš šitą dabar naują aviliuką jau įkurdinu iš karto, kol dar jos čia nesugrįžo. Čia tik tai tvarkingi keli nepasiūti rėmeliai ir iš karto, nes atskirti bitę, kad čia yra, aida būt gerai po kulkas, kad jos nelystų, jos bando grįžti į savo vietą, į seną vietą. Iš karto pastatau, kur ta jų įprasta vieta, vat paslinkau, panašiai čia šitoje vietoje buvo. Dabar reikia iš karto, kol dar nėra bičių, va pabandysiu gal aš. Centras čia bus jom badyje, motinėlė šičia. Per centrą, blemba, reik trečią sekciją staigiai dėti. Gerai, po kulkas greitai užsidedu. Taip, po kulkas va šitokia situacija. Dabar, labai viskas kaip ir greitai. Blemba, kažkas jau įlindo. Labiškutį. Pradeda rinktis bitelės. Tikėkimės, netikrų motinų nėra, tai biškutį atidarau laką. Ką jos darys? O dabar tenai einu
Einu tą tolį nusineši, tai einam dabar. Skaitos. Turėtų jos sugrįžti visos dabar skaitos atgal, o taip tipo yra blemba dangti pamiršau. Na jos į ką kratysiu. Gaila, aišku, tuo dedano, jis velniškai sunkus, nepavyko čia man jį toliau nutemti. Žodžiu, vis tiek visa masė, tikėkimės, bičių ant korių, tai tikėkimės tenai šita yra traninė motinėlė ar traninė bitė. Tai tokia dabar situacija, gal dar net ir pasinešiu. Blemba. Garantuodai pušinėtų. Čia jau, o čia yra kur atsinešęs. Aviliai gan tuoli. Nu, tai yra tokie nuomonės skaitos, kad tai ta traninė motinėlė, kaip bebūtų, negali taip paprastai nepasiruošus paskristi. Tai dabar ateina. Žodžiu, šias čia kiek galima pabandysiu ant šito iškratyti. Šiaip turiu neždintis iš čia dabar, nes būsiu sukirtas, o bitės turėtų dabar pačios bandyti sugrįžti. Bet šiaip šį kartą gal video ir nepavyks, nes apspitosios tiesiog visą mikrofoną, o galbūt ir mane. Nėra čia taip viskas ir paprasta, ir biškutį, mano ir dūlinė jau nusilpo, jau biškutį gal ir per vėlus metas. Žiūrėsime dabar, aš paskiau gal kažkur ramiai verdiktėlį papasakosiu, o dabar reikia eiti į dūlinę biškutį, įdėti pūzro, nes pasiruošti skaitos bitelių srautui. Dabar turėtų jos čia visos skaitos sugrįžti. Jo žūtbūt priverstos turėtų susirinkti, nori, nenori. Tarpa pažiūriu tam dedanį. Žinot, vejasi tai irgi karališkai. Čia avarija su dedanu. Aišku, nusipelnęs avilys, jisai aš jį paskiau ištrauksiu. Dabar, kad jo bitelės nerastų ir klajuotų. Nu, pakankamai dūmų turiu. Tai eisiu dabar pravaikyti. Ir jeigu eisiu pravaikyti, ir jeigu tenai traninė šeima skaitos liko bičių, tai jos visos turėtų maždaug sugrįžti, o šitos skaitos traninios neturėtų jėgų, jos per sunkios, kad skristi, kai nepasiruošusios, nes kai tai jos nepasiruošusios skristi ir motinėlės tuos nepaskrenda. O čia greičiausiai, kad bus turbūt, kad bitės čia traninės, o ne motinėlė. Nu šiaip, dabar kaip žiūriu, gali būti šit, kad ne per tolį nunešiu. Kilki, davai.
suka ratus, nesusigaudo. Jeigu tą visą aš čia bandyčiau. Nu, tai delna. Nu, būsiu praknisęs bičių. Būsiu praknisęs biškutį bičių. Nepasisekė. Nu, bet, blemba, Vytis tai vejasi va dabar. Vat, blemba, Vytis tai vejasi, a kad skristi į avilį, žioplikės nesugeba. Tai nesuprantu. Svarbiausia dar saulikė, kad užkaitytų gali nusivėlinau tikrai. Iškutį. Gali būti, kad ir nusivėlinau, nes kažkuo biškutį pasimetusios. Ką galvoja jos apie... Bando motinėlę apspės, bet vat gaila, trūkumas bitelių tai kardinaliai mažas. Po kol kas vargstu, tęsės tie darbai ir kažką turbūt ne taip padariau. Nenori grįžti bitelės, ar todėl, kad vėlu. Tai dabar bandau, sakykim, kažkiek, kad jos pačios čia pagelbėjau. Po biškutį atsargiai vorelė žingsniuoja. Atsargiai va keliauja. Po biškutį jų vis parenku. Vis tik nesavas avilys, tai jom... Ai, palauk, kaip čia man protingai tokia toptelėja mintis. Gal tiesiog... Va čia daug medaus nėra. Šiaip jeigu sąžiningai. Nu, žygioja faktiškai. Įdomi situacija, jų avilys ir ne jų. Ir visą laimę saulikė dabar pasirodė, tai nežinau, jeigu čia neužpuls, tai taip pabandysiu dar pašnekėti. Kelius žodžius dėl bendro konteksto. Tai vat ir jų motinėlė tai nėra. Va šiaip vat padedi kažką ir keliauja. Eina, tai toks kažkokį praradimą turėsiu. Nesigavo taip, kaip čia suplanavau. Biškutį nukentėjo tų bitelių, bet gal pradės dirbti. Plius dar piktos. A, velne. Vyksta dar biškutį nenumatytas dalykas. Bando dairą ir iš šitos biškutį užskristi. Bet čia jų nieks neįleis. Gali būti ramios. Nes turi eiti šičia. Tai va, svarbiausia da, kad man čia, jeigu kokią, gal toliau pasitrauksiu, nes kad, žinot, tokie eksperimentai, tokie eksperimentai nenori, jau porą įsegė. Tai ką dabar, vat, visą laimę, kad dabar sauliukė šviečia.
šviečia, gražiai šviečia vakaras ir galbūt daugmaž susiprotės tos bitelės ir sueis kaip į savo avilį. Dar te palikau vieną koriuką į žolių, paskiau parnešiu. Žodžiu, čia nieko įdomaus, paskiau jau tiesiog parodysiu. Gal rytoj ar poryt, kaip išlaisvysiu motinėlę. Po kol kas labai atsargiai atidariau tik tai, kad bitelė te galėtų tik tai užeiti, susipažinti, bet motinėlė jokių būdų pati iš te išlysti negali, tai nes su tokia šeima reikia gan atsargiai, nes taip pat galima motinėlę greitai prarasti. Tų korių, kur dabar jų yra, po kol kas šiandien nedėsiu, paliksiu te tos 3, tegul jos biškutį pajunta tokį kaip ir badą, kad tiesiog, kad pradėtų kažką veikti. Ir jeigu matysiu, kad motinėlę galiu išlaisvyti, tai tada turbūt sugrąžysiu ir jų senosius koriukus po kelių dienų. Atidžiai aišku apžiūrėjęs, kad kur nors, kad nebūtų koks paliktas lopšelis. Čia bitutės, nelabai taip sunerimusias. Tai va, tik tiek. Žodžiu, vienos grįžta, kitos negrįžta. Tai po biškutį toksai, vat, svarbiausia, kad susirinktų visos, kiek galima bitelės, kad kuo mažesni būtų praradimo nuostoliai. Žodžiu, prasiveriau blestvų, dabar sriebiu, o jau kaip matote, net vakaras turbūt yra 9:30, o aš dar čia trinos bitinę, vis tik nori, nenori, reikia atlikti darbus lygi galo, tai dar rankiniu būdu, kiek galėjau, sunešiojau biteles. Kažkiek, aišku, jų bus prarasta, tikėkimės bus, sakykim, atfiltruota, kaip sakoma, tikėkimės bus atfiltruota ta traninė motinėlė, ar tiesiog traninė bitė, bet traninę bitę nemačiau, tiesiog būtų po 2 kiaušinukus, aš atidžiai peržiūrėjau, nieko panašaus nemačiau, tai panašu, kad viskas. Bet neįsivaizduoju, kas čia tos kiaušinėlius dėjo, gal seniau dėjo, nes iš tiesų tas dedanas pernai labai stipriai pasitarnavo, bet panašu dedaninė ta, kaip vadinau, pernai monstrinė motinėlė, turbūt visumoje neapsiskraidė ir gavosi kaip gavosi. Šiandien aplamai turėjau strioko, į ausį buvo įlindusi bitė, dar įgėlė, ne taip seniai, čia jinai taip teko čia man ir filmuoti, bet tuo pačiu ir turėjau tokį rūpestį ausyje bitę, bet susiėmiau savį ir daugmaž viską atlikau teisingai. Tai va, ir ką, tokios žinios, ačiū, kad žiūrite mano kanalą, nepatingėkite padėti. Patinka ar nepatinka, kam įdomu, užsiprenumeruokite, bus ir toliau iš bityno, aborigenas yra naujas eksperimentas, rastinės, taip pat tasai, kur jau dedanas, jau ištraukiau iš ravo, tada taip negražiai įspyriau. Tai, žodžiu, bus visko įdomaus. Nu, ta biškutė čia yra tų piktų bitelių, tai aš nežinau, turbūt tą mikrofoną reiks eiti išskalbti, nes labai jau pastaruoju metu pamiego bitės tą mikrofoną, tai va tą gaidą ir pabaigsiu.